Taip, ką mes šiandien kalbėsime? Ir Deividas sako, prašau, neužliuliuok mūsų, nes mes užmyksime ir galiausiai mūsų gyvenimas bus kaip pliurzė. Griežtai sakyk, ką nors, griežtai. Jam patinka, kai mes vyr susirinkime griežtai kalbam. Vartuojam riebius žodžius. Per vyrų susirinkimą kalbėjome labai griežta tema ir paskui iš niekur atsirado filmas, kuris pratęsė tą temą. Ir nežinau kodėl, bet šiandieną norisi dar pratęsti tą temą. Atsiversime 2 Korintiečiams. 2 Korintiečiams. Jeigu kas nežino, tai yra po 1 Korintiečiams. Jeigu kam nors padeda aiškus, tai puslapis 1195. 1195. Antras Korintiečių. O ne, ten yra 1. O čia 2 Korintiečių. Po 1. Antras yra po 1, o 1 yra prieš 2. Jeigu kam nors ir tai padės. Ok? Ok. Tas mūsų piešinys baltas kabo jau mėnesį laiko, reikia jį pradėti naudoti, man atrodo. Metus, o ne, nuo praeitų metų jau karalius atėjęs pamatė, kad geltonuoja nuo senumo. Saulės matė turbūt. Piešime šiandieną žmogelį, mūsų mėgstamiausia. Taip piešiu, kad nieks nesakytų šį čia ne apie lietuvius kalbą. Čia yra visatautis. Taip. 2 žmogelis piešim. Kodėl 2 žmogelis? Todėl, kad mes galime pamatyti pasaulyje, kad žmonės, jie visada būna natūraliai pagal savo, nežinau, vidinį gyvenimą pasiskirstę į dvi kategorijas. Vieni būna tie, kurie klauso, kalba ir nieko nedaro. O kiti būna tie, kurie išgirsta ir daro. 2 kategorijos. Darbe būna, kas daugiausia apkalbų kalba. Tie, kurie nemėgsta nieko daryti. Arba kurie mėgsta, kad kitas už jį darytų. Ne? O kas mažiausiai kalba, tas, kuris daugiausiai daro. Dažniausiai taip galime pamatyti. Ir mes kalbėsim apie tai dėl to, kad bažnyčiui tas pats vyksta. Čia nėra, žinai, mūsų kategorijų dabar išskirsti. Šiandien neskirstysim į kategoriją žmonių. Ne? Čia yra kiekvienam asmeniškai, kur aš esu ir kur norėčiau būti. Mes per vyrų susirinkimą klausiam tokį klausimą. Kur aš norėčiau, kokiame gyvenimo būde nugyventi paskutinius savo gyvenimo metus. Aš nežinau, kada jie bus, bet kur aš norėčiau ten atsidurti. Kokiam gyvenimo būde, ką daryti. Ar daryti tai, ką šiandieną darau, ar kažkur tai vis dėlto nueiti. Į kažkokį kitokį gyvenimo būdą. Ir, žinot, atsakymai buvo tokie, kad, žinai, noriu, kad Dievas mane vestų, noriu būti Dievo tobulame plane, noriu būti iš tikrųjų, žinai, visom 4 ten, kur Dievas nori, kad aš būčiau. Nežinau, kad ten palaiminimas yra. Bet paskui antras buvo klausimas. Vadinasi, rusiškai vadinasi vapros na zacypku. Ne? Tai yra, kad prigauti. Klausimas buvo toks, per paskutinę savaitę, ką tu darėjai, kad eitum link tos krypties, kur dabar pasakei? Ir atsakymai buvo tokie, aš manau, man užsikirto stabdis. Arba aš manau, kad aš esu šokinėjantis tarp to, ar aš einu ten ar ne ten vis dėlto. Žinai, tarp kažkur tai matuojantis tenai, kur man vis dėlto labiau norisi šiandien ką daryti, bet viltis yra tokia, kad aš žinau, kur noriu. Tik tai klausimas, ar aš tenai einu. Taip, du tipai žmonių. Vienas tipas žmonių yra išgelbėti. O antras tipas koksai yra? Mes kalbėsim apie tai, kad antras tipas irgi išgelbėti.
Geras, koks skirtumas, begalinis. Išgelbėti. Ja. Koks didelis skirtumas, ar jau matote? Didelis skirtumas. Abudu jie yra išgelbėti. Kodėl aš tai parašiau? Todėl, kad mes esame išgelbėti tikėjimu per malonę, dovanai. Ane? Ir tai ne iš mūsų. Tai yra Dievo dovana. Ok? Mums nereikia nieko daryti, kad būtumėm išgelbėti. Mes sakom, Dieve, aš esu nusidėlis, nusidėjau prieš tave, man reikia tavo atleidimo. Prašau, atleisk mano nuodėmes. Aš tikiu, kad Jėzus Kristus atmokėjo. Ir už mano nuodėmes. Įskaityk ir man tai. Aš noriu eiti į dangų. Ir vienas ir kitas pasakė, dėl to mes einame į bažnyčią. Ar ne? Kodėl mes einame į bažnyčią? Mes norime sužinoti, o nuo ko išgelbėjo, o ką jis nori man pasakyti. Vis dėlto aš dabar Dievo vaikas esu. Tai vat yra ir vieniem, ir kitiem yra, nežinau, rašysiu. Ir vieni ir kiti turi naujus genus iš Dievo. Tai yra potencialą gyventi kitokį gyvenimą. Potencialą. Iki tol žmogus, pavyzdžiui, kodėl žmogus neišgelbėtas nesupranta, kas Biblijoje parašyta. Jis įskaito ir jam neatsiveria. Jis skaito ir jam kažkokia istorija, kažkokios pasakos, kažkokios nesąmonės. Bet kai išgelbėtas žmogus, jis atverčia Bibliją, jam atrodo, kad jam į širdį tiesiai kalba. Kad tiesiai taiko Dievas į širdį, todėl kad jisai jau turi potencialą naujam gyvenimui ir tai, kad Dievas kalba, yra tam naujam žmogui. Taigi, galim sakyti, ne? Nauji genai yra. Nauji genai. Antras dalykas, ką jisai turi. Biblija kalba, kad mes turime užstatą, kuris yra šventoji dvasia, mūsų viduje, ir tas užstatas, mes nueisime į dangų ir Dievas sakys, ar yra šventoji dvasia tavyje? Jeigu yra, tu eini į dangų, jeigu nėra, eini į pragarą. Yra užstatas. Tai yra kaip aš einu į Lombardą, ne, ir kažkokią tai užstatą, žinai. Nežinau, Lombardas užstatą, jis dirba, nedirba. Vienu žodžiu, jeigu iš nepažįstamo žmogaus, ką nors nori paimti, jis nori užstatą, ne? Paskolink man 100 litų. Ok, palik pasą. Ar dar kažką, ne? Užstatą. Mes turime užstatą, Dievas sako, tu esi išgelbėtas, kaip man žinoti? Aš tau duodu šventąją dvasią. Tai yra užstatas. Ir tas užstatas, jisai taip pat kalba apie tai, kad aš esu įrašytas į knygą, kurioje bus mano vardas ir kuri bus labai svarbi, kai bus klausimas, kur eisiu į dangų ir į pragarą. Taigi, aš turiu užstatą, ne? Užstatą. Tarp kitko, abudu. Mes kalbam apie tai, kad ir vieni ir kiti turi užstatą. Ne? Ir trečias dalykas, Dievas apsigyvena mumise. Okay? Ir jisai nori veikti per mus. Genai nauji, ne? Užstatas ir Dievas mumise. Mes nesame Dievas, bet mumise yra tas, kuris nori per mus veikti. Kuris nori sakyti, rankom eik patarnauk, nors aš sakau, neapsimok, arba už ką. Ką jis man padarė? Kodėl Dievas sako, ne už nieką, tu myli jį taip, kaip aš tave myliu. Tie trys dalykai, ir tai yra ir pas vienus, ir pas kitus. Ir skirtumas tarp vienų ir kitų yra toksai, kad vieni, gal paskaitom tą eilutę, 2 Korintiečiam 13, 5 eilutę. 5 eilutę. Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save, ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumise yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini. Šičia buvo kalbama korintiečių bažnyčiai. Ne bele kokiem žmonėm, bet tiem, kurie sėdi bažnyčiai. Ir tie sėdi bažnyčiai. Bet čia kalba apie du dalykus. Ar jumise gyvena Kristus, viena kategorija, jeigu nesate atmestini. Atmestini yra kita kategorija. Koks yra skirtumas tarp tų dviejų kategorijų?
Tarp kitko, originalų kalboje nesako, ar jumise gyvena Kristus. Tenai sako, ar jūs valdo Kristus. Ar sako tavo rankom ir kojam, kur eiti, ar tu neleidai jam tai daryti. Ar valdo, tenai sako, ar valdo visas jūsų sielos dalis, Jėzus Kristus. Kokios yra sielos dalis, žinote? Yra 5 dalis. Yra laisva valia, mano sielos dalis, yra protas, yra emocijos, yra sąmonė ir pasąmonė. Ko skiriasi? Visi žodžiai vienodi, sąmonė, pasąmonė. Yeah. Laisva valia. Kas turi laisvą valią? Visi turim laisvą valią. Kurie iš tų dviejų turi laisvą valią? Visi turi laisvą valią. Jie atėjo į bažnyčią, jie priėmė išgelbėjimą, jie turi laisvą valią. Protas. Abudu jie turi laisvą protą. Jie turi protą, abudu, ne? Tik tai tą protą. Ar valdo Jėzus protą? Ar Jėzus ar jisai turi tokią valdžią, kad pasakytų, ką man mąstyti? Ar aš jam duodu tokią valdžią, kad pasakytų, ką man mąstyti? Ar aš mąstau tai, ką aš noriu mąstyti? Ar mano laisva valia valdo Jėzus Kristus? Ar jisai turi valdžią pasakyti, kur man eiti ir ką man daryti? Ar aš jam neduodu tokios valdžios? Gal aš noriu daryti tai, ką aš noriu daryti? Ane? Emocijos. Ar jisai yra tas, kuris stovi virš mano emocijų ir sako, kaip man gyventi ir klausyti emocijų ar neklausyti emocijų? Ar aš tiesiog jas klausau, kai jos ateina? Atsikėliau ryte, jaučiu, kad nieko šiandien nenoriu. Depresija. Dieve, jaučiu, kad tavęs nėra. Dieve, jaučiu, kad neįsiu niekur. Dieve, jaučiu, kad reikia atšaukti visus planus. Ane? Ar jisai turi valdžią? Jisai sako, nesvarbu, kaip tu jauties, nesvarbu ten kokią koją išlipai iš lovos, tu eini ir darai tai, kas vadinasi meilė. Eini ir darai tai, kas vadinasi teisinga. Eini ir darai tai, ką aš mėgstu daryti. Ar jisai valdo mano emocijas? 4 dalykas - sąmonė. Kas yra sąmonė? Sąmonė yra, Biblija dar kalba apie sąmonę, sako širdis, ne? Būna arba sąmonė, arba širdis. Kas žino, su visų stropumu saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Žino tokia eilutė? Ką reikia saugoti? Reikia saugoti mano įsitikinimai, kokie yra. Mano pasaulėžiūra, mano orientacija. Kaip aš mąstau? Ar aš orientuotas į pinigus? Ar aš orientuotas į patarnavimus? Ar aš orientuotas į meilę? Ar aš esu orientuotas į pramogas? Aš esu orientuotas į ieškojimą savo patogios vietos? Ar aš esu orientuotas į tai, kad kitas bus aukščiau už mane, o aš esu jo tarnas? Kokie mano įsitikinimai yra? Kurioje vietoje aš randuosi? Kas yra mano motyvacija? Kas mane veda? Čia yra sąmonė, mano šiandieniniai standartai, šiandieniniai pagal ką aš šoku, pagal kokią muziką. Ar Dievas yra tas, kuris gali sakyti mano sąmoniai, sakyti, klausyk, ten yra įsitikinimas, kurį mes keičiame. Ar aš duodu jam tokią valdžią? Ar aš jam duodu valdžią pakeisti mano komfortą į labai nekomfortinį patarnavimą ir nusižeminimą? Ar aš leidžiu jam? Paskui paskutinis, kas yra pasąmonė? Pasąmonė yra mano visa atmintis ir archyvai iš to, kas buvo anksčiau. Ar aš leidžiu Dievui iškelti tik tai, ką reikia ir neiškelti tai, ko nereikia? Ar aš tiesiog iškeliu beleką? Žinot ką? Atsimenu, senai, kai dar buvau be Dievo, tada linksmindavausi. O dabar, pažiūrėkite mano gyvenimą. Nubodu. Žodis, pamokslai, nuobodžios giesmės. O tada mes varydavom su chebra. Dieve, ar tu nori, kad aš apie tai mąstyčiau? Dieve, ar aš tau duodu valdžią man pasakyti, ką iškeliam iš praeities, o ko neiškeliam? Nes jisai sako, aš jums daviau šventąją dvasią ir jinai primins jums visą žodį, kurį esate girdėję.
aha, reikia kažką prisiminti vis dėlto, žodį, kurį mes esam girdėję. Bet ar reikia man prisiminti mano sentimentalius žaidimus visokius be Dievo? Ar man reikia iškelti mano praeitį tam, kad eičiau į depresiją? Ne? Tai va, klausimas yra, ar aš duodu Dievui valdyti mano sielą visą, visas dalis, sakyti, kontroliuoti. Ar aš leidžiu kontroliuoti? Ir va taip va skiriasi vienas nuo kito. Abudu ir vienas ir kitas klauso pamokslą. Ir vienas ir kitas eina į bažnyčią, ir vienas ir kitas yra išgelbėti, bet galutiniam rezultate jie žiauriai skiriasi. Žiauriai skiriasi vienas nuo kito. Vienas, Apreiškimo 3:20 sako, tenai Laudikėjos bažnyčiai Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kas atidarys, pas tą užeisiu ir vakarieniausim kartu. Prie kokių jis durų stovi? Bažnyčioje prie labai išsilavinusių, doktrinas žinančių žmonių širdies durų. Jis stovi prie širdies durų, sako, jūs žinote daug iš Biblijos. Bet ar aš esu jūsų viduje ir valdau visą tai? Ar aš jums turiu teisę sakyti, ką daryti? Ir vat prie šito žmogaus, dabar skirtumas. Tas blogiukas bus tas geriukas. Ar atvirkščiai norit? Kaip paišysim? Tas bus blogiukas, gerai? Pradedam nuo blogos, baigsim ant geros informacijos. Kaip jūs norit baigti depresiją baigti ar pradėti depresiją? Pradėti depresiją. Čia bus blogiukas. Apreiškimo 3:20, ne? Jisai uždaro savo širdies duris, kad Dievas nevaldytų jo. Jis sako, aš išgelbėtas, ko tu dar iš manęs nori? Bet yra du dalykai. Išgelbėtas ir pašauktas. Tarp kitko, Efeziečiam mes skaitėm, Efeziečiam 2, 8 ir 9 sako, jūs išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne dėl darbų, kad jūs nesigirtumėt, ne? Va, apie mane. Dievas sako, o 10 eilutė ką sako? Jūs esate sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuris iš anksto aš paskyriau jūs atlikti. O va čia aš uždarau duris. Dieve, gal užteks man tų 9 eilučių, kam tu 10? Ir aš čia uždarau duris, o šitas jisai neuždaro duris. Jisai sako, aš pašauktas esu. Galatams 2:20 sako, ir dabar nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Ir gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris paukoja save už mane, ne? Dabar jisai man sako, mano kojam eiti patarnauti, jisai sako, mano lūpom kalbėti žodžius, kuriuose nėra aš, man, noriu, mėgstu, ne, ten yra tave myliu, kas tau geriau, ne? Ten yra, tu esi aukščiau už mane, aš nusižeminu tam, kad tau patarnauti. Štai ką mano lūpas kalba. Taigi vienas yra tas, kuris uždaro duris, kitas yra tas, kuris atidaro duris. Atverčiam 1 Korintiečiam. Jeigu jūs atsimenat, 1 Korintiečiam yra prieš 2 Korintiečiam. Mes jau pradžioje apie tai kalbėjom. Nepametėt minties? 1 Korintiečiam prieš 2 Korintiečiam. O jeigu reikės paskui 2 Korintiečiam, tai žinot, kur yra. Po 1 Korintiečiam. Alio. Ar jūs, aš jau sudėtingai pamečiau jūs, ne? Aš jaučiu ryšį. Jauti ryšį? Pradėjom nuo to, kur yra Korintiečiai. Tarp kitko, 1 Korintiečiam ir 2 Korintiečiam yra tai pačiai bažnyčiai parašyta. Kaip giliai mes čia dabar kalbam. 1 Korintiečiam 3 skyrius. Šičia rašo apaštalas Paulius, kuris įkūrė tą bažnyčią ir duoda drausmės jiems. 1 eilutė. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiams, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, netvirtų maistų,
kurio jūs negalėjote priimti, net ir dabar negalite, nes tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldimai, argi nesate kūniški, argi nesielgėte grinai žmogiškai. Okay? Jisai kalba apie dvi kategorijas. Dvasiniai, kūniški. Ane? Pienas arba stiprus maistas. Šitas blogiukas, čia mes vis dar apie blogiuką, čia blogiukas, jau viskas, parašėme eilutę, jis blogiukas. Šitas blogiukas, jam skirtas pienas, o šitam skirta mėsa. Kom dabar tai skiriasi, ane? Kom tai skiriasi? Pasakykite, mažas vaikas, kuris iš krūtinės maitinasi, ar gali jam pasakyti, klausyk, išnešk šiukšlės. Jam tai nepakeliama, ane? Jam tai nepakeliama. O ką jam galim sakyti? Galim sakyti, aš tave myliu, kas tu nutiko? Ane? Viskas tvarkoja, aš tavim pasirūpinsiu. Ane? O tai jam pakeliama. Teisingai? O kada jisai nebemaitinasi pienu, jisai ir paaugęs tada biškė, ne? Ar gali sakyti jam išnešk šiukšlės? Jau gali sakyti. Jau jisai eina kojomis, jau jisai supranta žymiai daugiau, ane? Ir jau jisai pradeda daryti tai, ką tu darai. Jau jisai pradeda kopijuoti tave. Ir tai jau yra mėsa. Gali sakyti, ką jam daryti. Klausimas yra toksai. Kas aš esu? Ar tas, kuriam reikia girdėti, viskas tvarkoja, Dievas tave myli. Wow. Nieko tokio, mes tavim pasirūpinsim. Ar aš esu tas? O gal aš esu tas, kuriam Dievas sako, klausyk, dabar keliauji ir kalbi. Ir sakau, gerai, Dieve. Ką aš valgau, mėsą, ar aš valgau pieną? Ar man reikia utiutiutiutiu? Kai Deividas sako, neužlinguok manęs, o tai aš būsiu kaip kūdikis. Kaip kūdikis. Duok man nakačkę, sakyk, kur eiti ir ką daryti. Ok, kiek galime ilgai miegoti, ne? Nu, klausimas, kur mes esame? Žinot ką? Galim sakyti ir ten gerai. Bet šį čia sako, trečia eilutė. Nes tebesate kūniški, jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldimai, argi nesate kūniški. Va šitas žmogus, iš jo kyla pavydas. O kam pavydas? Jisai pavydi, kad šitam visi ploja. Jisai pavydi, kad šitas daro ir yra laimingas. Jisai pavydi, kad šito gyvenimas turi prasmę. Nes šito gyvenimas neturi prasmės. To, kuris nieko nedaro, kuris maitinasi pienu, jo neturi prasmės gyvenimas. Jį liuliuoja. Ir yra nesantaika tarp tų dviejų. Todėl, kad vienas serga, kas nori susirgti depresiją, maitinkitės pienu. Dievas mane myli, visą savaitę aš galiu tai kartoti ir daugiau man nieko gyvenime nereikia. O taip jisai myli. Ir mes skaitysime eilutę, ką jis daro su mylinčiais. Su tais, kuriuos myli, su mylimais, ane? Mylinčiai yra tie, kurie myli, mylimi tai tos, kuriuos myli. Ok. Su mylimais, ką jisai daro su mylimais? Mylimus jisai sako, klausyk, mylime. Mylimasis. Man reikia turbūt lietuvių mokintis, ne anglo, ne? Nes anglų kalboje vienas žodis, ne? Love, belia kaip love gali sakyti. O šį čia mylimas, mylimi. Ok, Dievas sako, aš nenoriu, kad tu būtum drungnas. Aš nenoriu, kad tu būtum pliurzda šiame gyvenime. Aš nenoriu, kad tu sakytum, Dieve, aš noriu pusę iš tavęs, va tą lengvesnę pusę. O to sunkesnės nenoriu. Klausimas, mes tą filmą, kur žiūrėjom, klausimas buvo toksai, ar aš esu jo gerbėjas, kur sakau, Dieve, aukštinu tave, ne? Ar aš esu jo sekėjas ir sakau, jeigu tu kentiesi ir kentiesi, nematau tame problemos. Jeigu tu eini ten, kur ne tavo valia, bet ten, kur Dievo tobula valia, tai ir aš eisiu. Nematau problemos. Ar man ten patiks? Ne, nepatiks. Ar ten bus jauku? Ne, nejauku. Malonu, nemalonu.
Bet ar aš eisiu? Eisiu dėl to, kad aš esu sekėjas, o ne gerbėjas. Nes gerbėjas, jisai sako, aš bažnyčioje esu, ko jūs iš manęs norite? Aš gėdu giesmės, ko jūs iš manęs norit? Aš dedu 10, ko jūs iš manęs norit? Aš ateinu šičia galų gale. Ar ne šičia vieta, kur mane turi mylėti? O taip, turi mylėti. Ir tą, kurį Dievas myli, tą ir, kaip tas žodis? Nuplaka. Už ką nuplaka? Už ką? Už tą tavo nubodų norą išvengti gyvenimo prasmės. Nuplaka. Klausyk, gal pradedam gyventi, ne? Nuplaka. Vat ir pasakiau, ką padaro. Nuplaka. Tai vad, šičia yra išvardinti 3 dalykai. Yra pavydas, nesantaika ir susiskaldimai pačioje bažnyčioje. Šitie blogiukai, jie galvoja, kad jie yra protingi, nes jie klauso pamokslus ir jie viską supranta. Bet jie iš tikrųjų yra visiškai kvailiai, nes jie išgirdę pamokslą, tom viskas ir pasibaigia. Ką mums klausyti Dievo žodį, jeigu aš nenoriu eiti ir daryti? Ką man ta informacija? Žinot, aš baigiau profkę. Tenai mokinausi tekintojo profesiją. Žinot ką? Visiškas kvailys. Jau 3 metus į mokyklą, nei karto netekinau paskui išėjęs iš mokyklos. Visiškas kvailys. Kam aš eisiu visą gyvenimą į bažnyčią ir nei karto nedarysiu tai, kas ten pasakyta? Visiškas kvailys. Tame filme buvo geras pavyzdys. Sako, įsivaizduojat, išsinuomojate butą ir su jūsų šeima gyvenate tame bute ir tenai yra knygutė. Parašyta, kaip reikia tame bute ką daryti, kada gėlės laistyti, kaip laistyti, ką pilti tas gėlės, šiukšlės, kur reikia nešti, ane? Dulkės, kur labiau kaupiasi, kaip reikia valyti, ne? Kaip turi būti indai išplauti. Viskas yra parašyta. Ir aš apsigyvenu tame bute ir skaitau tą knygą ir sakau, wow, fantastika, viskas labai aišku. Kaip aš anksčiau negalvojau. Bet aš nieko nedarau, aš tik tai knygą skaitau ir tiesiog gyvenu tame bute. Ir praeina keli mėnesiai, žinot ką? Savartynas, dulkės nevalytos, gėlės jau nudvėsi senai. Bet aš vis dar tą knygą skaitau ir sakau, tu įsivaizduoji, aš niekada nebūčiau pagalvojęs. Į gėlės reikia pilti tam tikrą vandenį. Įsivaizduojat? O šiukšlės, tarp kitko, šiukšlės ne bet kur metamas, ten reikia nešmesti. Įsivaizduoji? Koks yra išradingas tas, kuris knygą rašė? Šlovėjam. Šlovė. Ir ką pasakys savininkas atėjęs? Aš jam sakysiu, wow, tai tu rašei tą knygą, šlovė tau per amžius. O jisai žinai ką pasakys? Kvaily tu, kvaily, dink iš čia. Tu pažiūrėk, knygą skaitei tu. Pažiūrėk, ar tu knygą skaitei. Kvailys esi. Ane? Kvailys. Jis yra kvailys. Jisai klauso pamokslą ir nieko nedaro. Jis yra visiškas kvailys. Ir mes skaitome Bibliją ir nieko nedarom. Mes esame visiškai kvailiai. Aš sakau mes, aš nesakau, kad jūs nesupraskite, kad mes visi esame kvailiai. Aš kalbu apie tai, kad tas, kuris daro, yra kvailys. Ar aš tai darau, aš žinau, ar aš tai darau. Okay? Ir aš savo viduje sakau, kurioje čia skalės pusėje aš esu. Tarp kvailių ir nekvailių, ne? Ir kur aš norėčiau būti ir ką aš darau, kad tenai nueičiau. Okay? Mes nestatome kategorijas nei vieną. Mes visi esame tie, kurie atėjome į bažnyčią ir iš tikrųjų norime tai, kai išgirdom tą daryti. Amen? Atleiskite, aš paklausiu to klausimų, nes kai kurie dabar nenori sakyti amen ir jie prasitarė. Amen. Amen. Dar norit ką nors žinoti? Kažko trūksta. Galatams atsiversim. Galatams. Galatai yra kur? Galatai yra kur? Yra po Korintiečių 2. Gilu.
Tarp kitko, mes visi vienoje vietoje esam. 1 Korintiečiam, 2 Korintiečiam ir 3 Korintiečiam, jeigu ieškosit, atrasit Galatam. Galatams 4 skyrius. 18 eilutė. Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien, kai esu pas jūs. Paulius duoda nakačkės Galatų bažnyčiai. Tinginiai jūs. Norėčiau, kad jūs būtumėt geri ne tik tada, kai aš matau, bet ir tada, kai aš nematau. Visada. Toliau. Mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumise išryškės Kristus. Aš dabar dejuoju ir dejuoju tol, kol jumise pasirodys tas, kuris nori valdyti. Nes kol jisai nevaldo, tol elgiamės kaip mes norim. Ane? Ir galvojam, būsime geri tada, kada Paulius mato, o kai Paulius nemato, žinot, kaip darbovietė yra. Viršininkas, dabar dirbam. Žinai, viskas, kur mano kastuvas? Žinai, aš senai bemačiau kastuvą savo. Žinai, viršininkas ateina. Oi, ateina Paulius, žinai, atvažiuoja Paulius į bažnyčią Galatų. Galatai visi, surimtėkim, dabar bus pavyzdinga savaitė, Paulius svečiuojas pas mus. Ane? Bet ar mes visada, jeigu Jėzus Kristus yra valdo mūsų 5 sielos dalis, mes visada esame tie, kurie norime patarnauti ir laikyti kitą aukštesnių už save. Ir tikrai iš mūsų nekyla joks savanaudiškas lyginimasis, nesantaika, ar ką mes ten dar skaitėm. Kas atsimena? 3 dalykai. Ok. Sąmonė ir pasąmonė. Ne, sąmonė pasąmonė. Tu dar esi pradžioj pamokslo, šaunuolis. Tu bent jau kažkur esi. Gerai. Hebrajams. Kur yra hebrajai? Verčiam į priekį. Į priekį, kur knyga verčiasi iš dešinės į kairę pusę. Hebrajams. 5 skyrius. 12:36 puslapis. 12:36. Kažkada tai karaliui pasakiau puslapį, sako, 12:36. Sako, čia 12 skyrių nėra, 36 eilutės nėra. Čia puslapis, karaliau. Čia puslapis. Gerai. Hebrajams 5 skyrius. 11 eilutė. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti. Tas pats Paulius rašo. Apie tai dabar hebrajams. 3 bažnyčiai duoda nakačkės. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, bet sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangus klausyti. Žinot ką? Įmanoma būti rangiu klausyti ir pasidaryti neberangiu klausyti. Suprantate? Įmanoma ne tik tai iš blogo į gerą paaugti, bet ir atvirkščiai. Parašom taip. Hebrajams. Ne, čia bus 5:11, ne? Parašysime iki 14. Ir įmanoma ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Įmanoma tapti nerangiu ir įmanoma tapti rangiu. Ok, toliau. 12 eilutė. Ir nors žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai. Iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Pieno, o ne stipraus valgio. Prieš tai valgėt stiprų valgį. Prieš tai Paulius sako hebrajams, alio, einam į misijas. Visi, einam į misijas. Paulius išvažiavo, žinai, ir hebrajai sako, einam į misijas. Klausyk, gal reikia pastudijuoti apie misijas. Gal reikia pasidėti klasėje, paklausyti pamokslo apie misijas. Gal reikia pasirengti, gal, žinai, kelis metus pasidėti. O Paulius, kai pasakė, einam į misijas, visi, einam į misijas. O paskui Paulius išvažiavo ir nieks nebeina į misijas. Pasidarė nerangus klausyti. Tai, ką jie girdėjo, žinai, priešingą pusę. Ką tenai daro ta mergaitė? Žiūri? Filmuoji kažką? Ok. 13 eilutė. Juk kiekvienas maitinamas pienu
dar nepatyręs teisumo žodyje, nes tebėra kūdikis. Ok? Tik subrendusiams dera stiprus maistas. Kas yra subrendę? Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. Pratybomis. Pratybomis, ar tai yra kalba apie judėk? Ar tai kalba apie tiesiog klausyk, girdėk? Ane? Pratybomis. Taigi šitas žmogus, gerėtis, yra tas, kuris pratybomis, dėl to jisai geras. Dėl to jisai neturi kada kalbėti, nes jisai turi daug ką nuveikti. O va tas, kuris nieko nedaro, tame filme gera frazė buvo, reikia atsiminti, ten sako, sako, Dievas nori, kad aš patarnaučiau, bet aš nežinau, ką daryti. Bet žinot ką, pats blogiausias sprendimas yra nieko nedaryti. Todėl darysiu bet ką. Aš žinau, ką reiškia žodis patarnauti. Taigi man nesvarbu, kaip aš patarnausiu, svarbu, kad patarnaučiau. Ane? Jeigu aš nežinau konkrečiai savo tikslo, aš darysiu bet ką, kas yra iš meilės patarnavimas ir lauksiu tol, kol Dievas parodys konkrečią vietą, kur aš tarnausiu. Pats blogiausias sprendimas yra lauksiu, kol kažkas nušvies ir dabar sėdėsiu ir nieko neveiksiu. Patarlių knygoje sako, kodėl tavo šaltiniai turi lietis į gatves, kodėl tavo laikas turi eiti ant oro dingti. Ane? Gerk iš savo šaltinio. Tai, ką girdi, naudok. Kodėl tai, ką girdi, turi per vieną ausį eiti, per kitą išeiti? Naudojam tai. Ane? Ir tada, ar aš noriu vadinti subrendusiu? Ne. Aš noriu nemurmėti, aš noriu nedaryti susiskaldimų ir aš noriu jaustis, kad gyvenu. Aš noriu matyti, kaip Dievas mane naudoja. Man nesvarbu, kaip mane vadina subrendusiu ar nesubrendusiu. Aš noriu gyventi gyvenimą, kuris duoda gyvybės. Ane? Kas iš jūsų nori gyventi gyvenimą, kuris vadinasi geras buvo pamokslas, reikėtų įrašą dar paklausyti. O kas bus, kai įrašą paklausysiu? Turbūt reikės numigti, nes daug informacijos. Kas nori tokį gyvenimą gyventi? Kas nori girdėti tik sekmadieniais? Vieną tokią frazę girdėjau vakar. Sako, vyras ir moteris, jeigu nori sužinoti, kada Dievas jos paruošė santuokai, tegu savęs paklausia dviejų klausimų. Pirmas klausimas yra, ar Jėzus Kristus valdo kiekvieną tavo sielos dalį? Ar jisai turi tokią valdžią? Ar tu jam suteikiai tokią valdžią? Pasakyti, kaip elgtis tau. Antras dalykas, ar tu turi kiekvieną dieną minimum su Dievu? Tenai sako bent valandą. Minimum su Dievu. Kam ta valanda reikalinga? Tam, kad per tą valandą jisai tau kontroliuotų kiekvieną tavo sielos dalį ir nukreiptų tave tavo dienoje. Ir jeigu tu neturi, jeigu nedavė Jėzui Kristui valdyti kiekvienos tavo sielos dalies, tai tu nesvajo, kad tu esi Dievo paruoštas santuokai. Tokia frazė buvo vakar. Ne mano. Pastorius Simenas pamokslą klausiau. Ar jisai valdo mano sielos dalį? Ir jeigu aš nieko nedarau, apie ką aš svajoju? Stebuklą iš Dievo? Aš kitoks, dabar žinau, ką daryti. Ne. Perskaičiau, einu ir bandau. Ok. Jokūbo 4.6 sako, kad nuolankiesiems teikia malonę, o išdidiesiems priešinasi. Nuplaka. Ane? Nuplaka. Paskutinė eilutė. Ozėjo. Ozėjo. Kur yra Ozėjo, kas žino? Ozėjo 10 skyrius. 919 puslapis. Paskutinė eilutė. Ozėjo knyga. Neieškokit šalia korintiečių. Ok, 919 puslapis. Ozėjo 10, 12. Siekite savo teisumą, pjaukite gailestingumą. Plėškite dirvoną,
O geras. Nes laikas ieškoti viešpatės, kad jis ateitų ir išlietų ant jūsų teisumą. Dabar iššifruojam tas eilutę. Siekite, ką reiškia siekite? Siekite yra darbas, teisingai? Siekite yra darbas. Sau, kam? Sau. Ane? Ne kitus mokinu, sau. Sau sieju. Ką sieju? Teisumą. Kas yra teisumas Dieve? Kas yra teisinga? Pasakyk, kas yra teisinga. Aš noriu tai pasėti savo gyvenime. Praktiškai. Eiti ir pasėti. Siekite savo teisumą. Toliau. Rezultatas. Pjaukite gailestingumą. Dabar klausykite įdėmiai. Tas, kuris nesėja savo teisumo, jam nepriklauso gailestingumas. Jūs norite girdėti, kad Dievas jūs myli ir kad jisai jūs apglėbęs laiko? Jeigu tu jo neklausai, jisai neapglėbęs tave laiko, bet jisai plaka tave, kol pradėsi klausyti. Norite gailestingumo iš Dievo? Einate, bandote ir kai jums nepavyksta, žinokit, kad Dievas yra gailestingas ir nei žodžio tau blogo nepasakys, nes tu sieji teisumą. Toliau, ką sakome? Plėšk dirvoną. Mano širdis yra žemė, į kurią siejame sėklą. Jeigu jinai yra užkietėjusi širdis, plėšk dirvoną reikia, ne? Žinot, kauptuką pasiėmi, reikia tą sėklą įkristų vis dėlto į tą žemę. Sakai, mano širdis nedarys taip, kaip anksčiau darė. Išarsiu taip, kad Dievo žodis apsigyventų mano požiūrio taške, orientacija būtų, mano elgesys būtų pagal Dievo žodį. Plėšti dirvoną. Okay? Plėšiu dirvoną, nes laikas ieškoti viešpatės, kad jis ateitų ir išlietų ant jūsų teisumą. Žiūrėk, du dalykai. Siekit savo teisumą, aš sieju, ne? O paskui ateina viešpats, išlieja ant jūsų teisumą. Tai kas čia sieja, ne? Aš esu tas, kuris leidžiu Dievui išlieti tą teisumą arba neleidžiu. Aš sakau, Dieve, tu pasakei kažką tai daryti, okei, mano širdis nemėgsta, bet aš plėšiu dirvoną. Plėšiu dirvoną. Geras žodis, ne? Kas supranta, kad reiškia plėšiu dirvoną? Arti su plūgu gali dirvoną, ne? O gali su kauptuku plėšti. Kad ta siekla, jinai, kam reikia arti žemę? Tam, kad siekla galėtų įkristi ne ant paviršiaus, bet į vidų. Ir plėšti dirvoną, savo širdį, žinai, sakyti, come on, širdis, tu patalpinsi šitą įsitikinimą į save. Ir aš einu ir bandau tai, ką Dievas sako. Ir tada Dievas parodo, koks jisai yra galingas manyje ir kaip jisai gali įvykdyti tai, ką bandau. Bet jeigu išsėdžiu namuose ir nieko nedarau, kaip Dievas parodys savo galią, kaip jis parodys savo stebuklą, jeigu aš esu, ką žinau, depresija žiūrint į vieną tašką. Arba murmeklis kalbantis apie tai, kad kiti nedaro kažko tai, ką aš turėčiau daryti. Ok, piktas pamokslas. Vakar Olgai sakau, piktas pamokslas. Olga sako, visi jauni piktai pamokslauja. Ir kai jie piktai pamokslauja, visi išsiskirsto. Aš sakau, gerai, Jėzus pasakė, kas negers mano kraujo ir nevalgys mano kūno, nevertas Dievo karalystės. Ir išsiskirstė visi 3000. Ir liko 12 mokinių. Jėzus sako, o jūs ką neinat? Žinot ką? Jam dalampački, kad išsiskirstė gerbėjai. Jam rūpi, kad pasiliko mokiniai. Man nerūpi, kad gerbėjai išsiskirsto. Man rūpi, kad pasilieka mokiniai. Nes Jėzus, jisai sako, tu panašėjai mano atvaizdą. Man nerūpėjo gerbėjai. Man rūpėjo Dievo mokiniai. Todėl piktas pamokslas nėra blogai. Ane? Amen? Amen.